Sveiki, aš esu Aleksandras Nemunaitis. Sveiki atvykę ir vėl į mano YouTube kanalą. Šiandien pasikalbėsim apie mokesčius. Nesugalvojau, kas geriau Lietuvoje supranta mokesčius negu Daiva Čibrienė. Sveiki, Daiva. Sveiki. Daiva Čibrienė yra Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė. Teisingai pristačiau? Tikrai taip. Ačiū Dievui, kad vis daugiau dėmesio sulaukia pati Daiva. Nevengia ir portalai, ir televizijos laidos kviesti žmonės, kurie kartais galbūt ir paprasta žmonių kalba paaiškintų, kas visgi mūsų laukia. Deja, dažniausiai tai yra tokie kažkokie neįgiami dalykai, kai mokesčiai kils, didės ir taip toliau, bet kuriuo atveju reikia skirti tam laiko, reikia suprasti, kad mokesčiai yra mūsų gyvenimo dalis, kuo tai gresia, kad galėtume tiek teisingai apskaityti, tiek galbūt papriekaištauti ir tiem patiem politikam. Tai aš siūlau ir pradėti nuo vieno iš jūsų paskutinių įrašų, nes vėlgi žiniasklaidoje nebuvo tiek daug apie tai kalbama, apie tai, kad jau dabar, kaip suprantu, yra priimtas Seimo nutarimas apie tai, kad nuo 27 metų keisis dar tam tikras apmokestinimas ir jis palies žmonės, kurie dirba per kelias darbo vietas. Pasikeitė įstatymas. Nutarimai yra vyriausybės, o čia rimtas įstatymas, valstybinio socialinio draudimo įstatymas, kuriame dabar bus pasakyta, kad nuo 27 metų, jeigu tu dirbi pas daugiau nei pas vieną darbdavį ir tavo konsoliduotas darbo užmokestis, tai konsoliduotas, susumuotas darbo užmokestis pas visus darbdavius nepasieks minimalios algos. Minimali alga dabar bus 27 metais 1200 su kapeikom, nebeprisimenu kiek. Jeigu šitos sumos nepasieks, tai kiek trūksta, nuo tos trūkstamos sumos darbdavys iš savo kišenės turės sumokėti sodrai įmokas 19,5% plus 1,77 už save ir dar 3%, jeigu žmogus draudžiasi. Tai va, tiek jam tai kainuos, atrodo kaip ir nedaug, bet kai paimkim pavyzdį, jeigu žmogus uždirba tik 100 eurų. Aiškiai, įformintas, turbūt įdarbintas nepilnu etatu. Žinoma, nes kitaip ir negalima. Pas mus yra minimali alga, tai tu gali gauti mažiau nei minimalią algą, tada, kai tu dirbi nepilnas 8 darbo valandas ir nepilna 5 darbo dienų savaitę, o pavyzdžiui, dirbu tik 2 valandas per mėnesį. Kaip pavyzdys. Ir pas kitą darbdavį irgi 2 valandas per mėnesį, bendroji sumoje, už 2 valandas man abudu moka po 50 eurų. Tai gana daug iš tikrųjų, tai 100 eurų gaunu ir viskas. Ir tokiems darbdaviams reikės daugiau nei 100 primokėti iš savo kišenės, dėl to, kad nors moka tik tau po 50 ir tai dar iš tos sumos reikėtų atskaičiuoti mokesčius, dėl to, kad atsirado tas pakeitimas. Tai faktiškai su tokiu žmogum bus nutraukiama sutartis. Turbūt, nes tiesiog per brangu. Kaip aiškina įstatymų leidėjai, kodėl iš vis reikėjo tokį dalyką daryti? Kokia argumentacija? Argumentacija buvo piknaudžiauja. Taip grubiai pasakant, vagis. Vagis piknaudžiauja. Kodėl? Dėl to, kad dabar, jeigu tu dirbi pas vieną darbdavį ir tavo alga nepasiekia minimalios algos, tai tas vienas darbdavys turi primokėti ir visai nesvarbu, kad tu uždirbi mažiau nei minimali alga dėl to, kad tu dirbi tikrai mažiau. Niekam neįdomu, tai ir nebuvo tos pareigos, jeigu yra pas 2 darbdavius. Tai kaip Sodra sako ir Sadmas, ir komitetas sako, žmonės piknaudžiauja, įsidarbina 2 darbuose. Tai tas piknaudžiavimas, kaip čia pasakius, įsivaizduokim situaciją, žmogus vykdo individualią veiklą ir 90% savo darbo laiko skiria individualiai veiklai, nuo kurios moka Sodrai mokesčius. Ir papildomai jis dar uždarbiauja kelias valandas kažkur pagal darbo sutartį. Tiesiog prisiduria, žmogui reikia papildomų pinigų ir tai galima gauti tik pagal darbo santykius, kitokio būdo nėra. Tai dabar toks žmogus negalėjo dirbti pas vieną darbdavį, jo buvo išeitis pas kelis įsidarbinti ir tada tie darbdaviai jau nebus papildomai apmokestinti. Tai dabar nuo 27 metų jau viskas, nebėra to varianto ir jau tokiam žmogui durys užsidaro. O tai kur jis vagia? Tas irgi paminėtas ir jūsų terminas, arba kur jis apgaudinėja valstybę? Valstybė mano, kad tas žmogus negauna jokių pajamų, jis iš tikrųjų papildomų pajamų, nuo kurių mokamos įmokos Sodrai, ir jis iš tikrųjų dirba pilną dieną. Jį apgaudinėja darbdavys. Darbdavys sukčiauja, su juo susitarė, apiformina
arba galimas susitarimas apiforminam mažiau, gal pas tave yra elementai, gal pas tave yra skolos ir tu nenori mokėti, rodyti tos oficialios algos, gal tu nori didesnių socialinių išmokų ir abi dvi pusės yra patenkintos ir jos susitarė, kad mes rodysim, kad tu dirbi mažiau, nors iš tikrųjų tu dirbi pilnu etatu, bet dalį algos tu gausi juodais. Pritariu, toks variantas gali būti. Tikrai, ta prasme, logiškas, protingas. Tačiau tame tarpe yra ir kiti variantai. Periferija, kaimo parduotuvė, kurioje galbūt nori dirbti 5 moteriškės gyvenančios kaime, bet jos turi ūkį, daržą, sodą ir taip toliau. Tai randa laiką, kada jinai gali ateiti tam tikrom valandom, darbdaviui lygtais ir tenkina, kad ateis. Jai proga išeiti iš namų, užsidėti suknelę, kulniukus ir išeiti į tą darbą, su žmonėm pabendrauti, ne toj lysvei ten kapstytis. Jei tiesiog tos 2 valandos jai kaip atgaiva, jinai daugiau neturi, tai jinai dar kaip stengiasi, kad liktų tą darbo vietą 2 valandom, dar kažkur buvo irgi darbinta, pas vyrą į servisą, kažkur, kad neužkliūtų. Tai dabar viskas, jau tokie dalykai užsidaro, nes tai laikoma piktnaudžiavimu. Užsidaro ir kas tada atsitiks, ir buvo pasakyta Seimo komitete, kai buvo svarstoma šitas įstatymo projektas, asociacija, Lietuvos buhalterių auditorių asociacija teikė siūlymą, sukonsoliduokim pajamas, metų gale suskaičiuokime, ar tikrai jie visi sukčiai. Gal jie gauna individualios veiklos pajamas, gal jie gauna autorinį atlyginimą, gal jie dirba mažoji bendrija ir gauna 02 kodų su darbo santykiai susijusios pajamas. Yra daugybė pajamų, gal jis verslo liudijimą turi. Irgi verslo liudijimą išpirkę žmogus sumoka sodrai įmokas nuo MMA. Gal jis jau sumokėjo sodrai tas įmokas ir jis nėra sukčius. Tiesiog. Ir tada jau skaičiuokim, jeigu nesumokėjo, tada jau ir prašykim tų papildomų įmokų. Tai buvo atsakymas, nedarysim, per daug sudėtinga, žmonės užpiks, jie kvaili, jie nesupranta. Bet žmonėms ir nereikia nieko suprast. Tai aš pataisykite, jeigu klystu, bet tie duomenys tiesiog suplauktų į sistemas ir mums reikia tiesiog apdoroti duomenis ir duoti atsakymus. Čia patys žmonės nieko neturi daryti kitaip. Teisingai suprantu? Čia net ne į sistemą. Sodra kas metai skaičiuoja, kiek tu sukaupiai pensijai stažo. Taip. Ir kad tą skaičių paskaičiuoti, jinai privalo visas tavo pajamas, nuo kurių tu skaičiavai sodrai įmokas, susumuoti. Kito būdo nėra. Jinai susumuoja ir jinai žino. Jinai žino net ir kas tie 8 000, kuriuos palies, bet specialiai komitetui nebuvo teikiami duomenys. Ir pasakė, mes šito darbo neatlikome ir mes nežinom, kas tie žmonės. Mes tiesiog jau de facto pasakėm, kad jie yra piknaudžiaujantis, nes jie nemoka sodrai įmokų nuo darbo santykių pajamų ir jų moka, bet jų įmokos mokamos mažesnės nei nuo MMA ir mums visai nesvarbu, kad galbūt jie moka tas įmokas nuo kitokių pajamų. Jie nevertino, atsisakė vertinti. Tai čia visgi reikia suprasti, kad ne tik gina dirbantį, kad neva jie apgaudinėja darbdavys, bet kartais ir patys žmonės piknaudžiauja. Tos skirtingos argumentacijos. Taip, iš tikrųjų sutinku, kad gali būti argumentacija, žmogus nori socialinių išmokų, kurios pas mus gana dosnios ir nuostabios. Ir jeigu aš gaunu didesnę algą, aš gaunu, žmona gauna, tai mūsų pajamos sumuojasi ir gali būti, kad mes prarasim tas išmokas, įvairias kompensacijas dėl šildymo ir taip toliau, ir man jos reikalingos. Ir aš ką darau, aš tada pradedu, darbinuosi, visiems reikia darbuotojų, reikia rankų ir aš tada einu su sąlyga. Gerai, bet darbinsi mane mažesniai algai, nes man nereikia oficialios didelės algos. Tai čia tokie, kaip čia daugiau žmogaus eina pusės tas dalykas piknaudžiavimas, ne iš darbdavio. O tai kaip apsisaugot nuo tokių dalykų? Tada girdžiu, tarkim, ir Seimo narių. Tai ir būtų teisingas apsisaugomas, kad pats žmogus metų gale ir prisimoka. Pats prisimoka iki MMA. Tu neuždirbai iki MMA pajamų, tu prisimokė, kad turėtum pilną socialinį draudimą. Bet jie šito nenori daryti. Sako, rinkėjai nesupras, užpyks ir čia mes geriau darbdaviui viską sukraunam. Sunku, aišku, tikėtis kažkokio kitokios pozicijos iš kairiosios vyriausybės ir ilgainiui mes iš tikrųjų tas pataikavimas žmonėms ir toks verslo demonizavimas man asmeniškai nepatinka, gal dėl to, kad aš pats dešinysis, bet aš suprantu, iš kur tie mokesčiai suplaukia ir tie patys darbdaviai, verslai, yra riba, kiek jie gali pakelti. Nes paprasčiausia, ką ir mes šiandien diskutuojam,
tai kai kur tiesiog teks atsisakyti tų žmonių paslaugų ir juos išdarbinti. Išdarbinti ir padaryta yra statistika, ką tai palies, tai iš 8 000 gyventojų jie mano, kad palies, iš kurių 6 000 yra valytojos ir kambarinės. Tai ta žmonių kategorija faktiškai, kuri galbūt didžiąją dalį pajamų uždirba pagal verslo liudijimą, nes tvarko privačius namus, butus. Ir jeigu jau pradeda tvarkymą daryti pas juridinį asmenį, tų namų tvarkymo pagal verslo liudijimą negali teikti tokios paslaugos, jau turi būti darbo santykiai. Tai ir būdavo tos kelios valandos. Nu, ateina žmogus 1-2 valandas į savaitę, tai į mėnesį bus kiek čia, 10 valandų maksimum. Tai už 10 valandų tu negali mokėti 1000 eurų. Nu, per brangu, buhalteris net mažiau kainuoja. Nėra tokių rinkų. Gerbiama Daiva, tai sakykit, kas tada gali nutikti? Bet tie 8 000 arba dalis jų gali tiesiog vėl nukeliauti į šešėlį? Jie iš tikrųjų, jeigu tas darbdavys ir jį samdydavo keliom valandom ir oficialiai samdydavo, ir jeigu toliau nori, kad valytų, tvarkytų, tai bus neoficialiai, nes jam bus per brangu. Ir sakys, aš su tavim nutraukiu sutartį, nes man reikia primokėti, tada žmogus sakys, bet aš labai noriu tų papildomų pinigų. Tada galvojam, sakys. Galvojam, gal einam tada taip. Ir jis tikrai bus užsirišęs burną, darbuotojas niekam nekels vėjo, kad čia jį nelegaliai darbino, ir darbdavys tylės. Bet darbdavys jausis blogai, nes jam tie keli eurai, 20 eurų, su ta rizika jį tai nervina. Jam bus paprasčiau susitarti su valymo firma ir turėti legalią išmoką, legaliai mokėti, o negalvoti, kaip gauti tuos atsiskaitimo kelis eurus su valytojo, kurie mokė neoficialiai. Tai jisai rinksis firmą. Gerai, ne visai jums gal klausimus, nors gal ir jūs žinosit, kadangi aš tikrai matau, kad jūs ir plačiau komentuojat, ar matote, kad visgi mes ėjome kažkokiu galbūt kurį laiką teisingų kelių, kad einant iš šešėlio, buvo kai kurie kažkokios mokestiniai dalykai palengvinantis ar atvirkščiai verčiantys žmogų deklaruoti oficialias pajamas? Dabartinė mokesčių reforma, tai manau, bus atvirkštinis ėjimas į šešėlį, ieškojimas būdų, kaip tas pajamas padaryti neapmokestinamomis arba... Mokesčių optimizavimas čia vadinasi. Jo, mokesčius optimizuoti, galbūt investicinės sąskaitos bus populiarus variantas, gauti pajamas, bet nemokėti mokesčių. Tai... O kodėl? Paaiškinkit, šito vietoje investicinė sąskaita kiek metų neapmokestinama? Ar čia... 100, kad ir kiek nori. O kaip tą reikės tada padaryti? Ne tai, kad mes čia kažkam sufliuojam ar taip toliau, bet pagal dabartinį dalyką, jeigu man perdai mano investicinę sąskaitą, aš rodo, kad pas mane neva yra grynieji pinigai, kurios ketinu investuoti ir taip? Visų pirma, koks yra mechanizmas? Taip. Pavyzdžiui, aš sugalvoju, investicinės sąskaitos produktai nėra jų ten neribotas kiekis. Kaip pavyzdys, gali būti akcijos. Perku akcijas ir parduodu akcijas ir prekiaudama per investicinę sąskaitą uždirbtas pelnas, bet kalbam apie tą uždirbtą pelną, jisai yra neapmokestinamas tol, kol tu jo neišsijemi. Ir pavyzdys, į investicinę sąskaitą VMI uždeklaruoju, kad šita banko sąskaita arba šita platforma, kurioje investuoju į akcijas, yra mano investicinė sąskaita, nors jinai visiškai net pavadinime tokio dalyko neturi, ir ją pervedžiau, daleiskim, 20 000 eurų. Pervedžiau 20 000 eurų ir toje sąskaitoje aš prekiauju akcijomis, akcijų kaina užaugo ir jau tam tikrų momentų pas mane toje sąskaitoje 100 000, kaip pavyzdys. Nemoku jokių mokesčių. 100 000 nemoku mokesčių. Iš sąskaitos išsitraukiau 20 000, kuriuos jau buvau įdėjęs, irgi nemoku mokesčių. Bet vos tik ištraukiu daugiau, bent 1 eurų, negu kad įdėjau į tą sąskaitą, jau atsiranda 15% gyventojų pajamų mokestis. Tai va, kol aš nieko neišsiimu, tol mokesčių ir nemoku. Ir išsimti galiu viską, ką įdėjau. Supratau. O palieskim dar tą klausimą apie, iš esmės, progresinį GPM mokestį, kuris jo didžiausias tarifas, tai iš tikrųjų pakankamai, bent jau Lietuvai yra didelis, aš kaip suprantu, Europoje gal tikrai nėra pas didžiausias. Prieš kurį laiką irgi buvo ir pas jūs soctinkluose teko matyti pareiškimus, kad jūs galvojot, kad net dalį žmonių privers toks dalykas
emigruoti, galbūt net nebūtinai emigruoti, arba net ir verslai galvos, kur užregistruoti šitą žmogų, kur jį įdarbinti. Jo, iš tikrųjų gali būti, nes dabar mes turim, progresinis 27 metais bus 26 mes jau turim progresinį, bet jo dar nejaučiam, nes nepateikėm 26 metų deklaracijų. Taip. Pateiksim 27 ir 27 suprasim, kas mums atsitiko. Tai 27 suprasim apie 26-uosius, kad pas mus 20% tarifas galioja tik iki 36 vidutinio darbo užmokesčio dydžių. Po to nuo 36 iki 60 25% tarifas ir kas viršė 60 jau turim 32% tarifą. Ir tas 32 įsijungia taip stipriai, pavyzdžiui, žmogus gauna individualios veiklos pajamas, dabar 25 metais jam buvo taikomas 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifas, tai 26 metais tai sumai, kuri viršys 60 VDU, įsijungs 32%. Tai jam nuo 15 šoka iki 32. Dvigubai daugiau mokesčių sumokės. Dvigubai. GPM-as net ne dvigubai, 17% vietoj prisideda nuo viršiančios sumos. Tai jam taip daug, kad iš tikrųjų jie gali, ir mes kalbam apie individualią veiklą, ką stipriausiai palies, tai individualią veiklą vykdančius asmenis, o jie paprastai būna tokie savarankiški, nes iš savo apibrėžimo individuali veikla reiškia self-employment. Pats save įdarbini, pats susirandi darbą. Pats pasirūpini, prisėmi visas rizikas, pats saus išsimokė atostoginius nedarbingumą, jeigu toks... Jo, pats ieškaisi darbo, neradai darbo, pats kaltas, niekam pretenzijų negali reikšti. Taip. Prisidirbai, blogai atlikai darbą, negausi atlygio. Tai yra stipriai kitaip negu darbo santykiai. Bet tie žmonės ant tiek savarankiški ir mes turim tokias technologijas, kad jiems yra paprasta dirbti ir iš kitos šalies. Ne iš Lietuvos, iš Maltos. Malta, pavyzdžiui, įjungus režimą programuotojams. Ypatingą režimą programuotojams, jeigu tavo pajamos, dabar nepamenu, man atrodo, ar 50 000 eurų į metus, tu esi Maltoje welcome, tu gauni nemokamą visuomeninį viešą transportą ir tavo mokesčių tarifai yra labai maži. Šalis ieško žmonių, kurie joje sumokėtų bet kažkokią dalį mokesčių, plus orientuojasi programuotojus. Pabaikit. Lenkai iš viso programuotojams įvedė kitokį režimą mokesčių, nes tai yra tas target, ta tikslinė auditorija, kuri labai svarbi šalies nepriklausomumui ir gynybai. Dabar mes kariausime ne su mėsa, ne su žmonėmis, bet su technologijomis. Lietuva turi šansą laimėti karą arba bent išsilaikyti ilgiau nenugalėtas per technologijas, ne per žmonių kiekį. Mes neturim tiek žmonių ir ne su tankais. Tai aplinkinė šalis žiūri į technologijas ir net sukūrė lengvatinius režimus. Lietuva sukūrė ekskliuzyvinį režimą, apsunkinantį režimą programuotojams. Kaip išvaryti daug uždirbančių žmonės iš Lietuvos, nes aš jums visiškai pritariu, kad tiesiog yra specialybės, kur tu gali šiaip dirbti nuotoliu. Čia tik labiau apie tai, kur tu užsiregistruosi, kur neva dirbi. Ir ta pati Malta jūsų paminėta, kadangi aš susijęs su aviacija, tai ir aviacijos sektorium yra sąrašas specialybių, kuriuose svardina kaip lengvatinės, už mažesnį tarifą tu moki mokesčius. Ir čia, pavyzdžiui, patys pilotai, kurių darbas yra tiesiog skraidyti po pasaulį. Jis gal ten nesvarbu, kur gyvena. Neturi nusileidimo vietos normalios. Bet jie jos registruoja, ten visi, tie patys darbdaviai mielai registruoja 10 tūkstančių tų pilotų ir jie net Malto nebuvo, bet moka mokesčius ten. Tai yra, man atrodo, protingos valstybės modelis. Tai mažos valstybės, kuri neturi per daug išteklių, kurie reikia išgyventi. Tai jos modelis išsisukti, jinai turi prikurti visokių 100 mokesčių mokėjimo schemų, nes jai reikia išgyventi. Jinai negali elgtis kaip didysis, kaip didelė šalis, turinti didelę rinką, didelius išteklius, kuris sakys, pas mane 3 režimai ir man daugiau nereikia. Aš suvaldau situaciją, man čia, kad 8 000 išvyks ar taps bedarbiais, mano ekonomikos tai nepalies. O mes esam tokie mažiukai, mes dar esam prie pasienio ir neturim išteklių. Ir pramonės iš esmės neturim, ta prasme kažkokios sunkiosios tokios. Taip, išteklių neturim, pas mus faktiškai galvos.
O su Galvos galvom, paslaugos, vat būtent tas intelektas. jo, galvos ir su galvom bėda, galvos gali iš bet kur dirbti ir pabėgti, jos nėra pririšamos. Tai ne kalnakasiai, kurie neišbėgs. Pas mus protinis darbas ir tas protinis darbas turi savybę, net ir medikai per nuotolį jau dabar pradeda daryti ir operacijas ir konsultuoja, ta prasme jau daug profesijų, kurios mes manėm, kad jos bus negali išvykti, jos gali išvykti, gali dirbti per nuotolį. Tai žmonės rinksis darbą per nuotolį ir pradės keliauti. Iš tikrųjų keliauja, mes matom ir politikai jau iškeliauja, planuoja, perkasi nekilnojamą turtą kitose šalise. Turim tokių variantų. Tai gerai suprantu, kad tiek žmonės, tiek galbūt verslas, verslas vis tiek dažniausiai skaičiuoja kelis metus į priekį, bent jau kas nors kiek didesnis, tai vis tik mes visi turėtume tą pajausti maždaug po metų. Šiek tiek mažiau, kai prasidės deklaravimas, kai ateis pirmosios preliminarios deklaracijos. Kai supras, kad reikia mokėti, kad negali pabėgti, kai susiskaičiuos pinigus, kiek reikia mokėti. Aš manau, 27 metais gegužės balandžio mėnesį bus daugybė mokesčių mokėjimo atidėjimo sutarčių ir tas sutartis pasirašys žmonės turintys didelės pajamas. Kodėl jie pasirašys, nes jie turi didelius kreditus. Jeigu žmogus daug uždirba, jis ir brangesnį namą turi nusipirkęs ir jo visos sumos yra suskaičiuotos. Tai jie neturės iš ko sumokėti tokios didelės sumos mokesčių, jie pasims kreditus ir po to skaičiuos, dirbu kelis mėnesius, kad tą kreditą atiduot, bet man reikia žinoti, kad reikės dar uždirbti mokesčius ir dėl šitų metų ir tada gali gimti idėjos. Iš tikrųjų, idėjos iš nevilties, iš norėjimo toliau tęsti taip prabangiai, kaip gyvenau anksčiau. Noriu tos pačios gyvenimo kokybės ir kodėl aš jos negaliu pasiieškoti. Ir tai protingi žmonės, dar reikia atsiminti. Uždirbantis daug, jie yra protingesni negu vidurkis. Tai mes šito vietoje kažkaip prasilenkiam. Kaip ir norėtume būti aukštos pridėtinės vertės produktų ar paslaugų kūrimo šalis, bet darome viską, kad taip neįvyktų. Jo, mes galvojam, kad mūsų tie daug uždirbantis yra tokie sėslus, nežino kitų šalių aplinkos. Taip, lygtais jo nekeliavę, supranta vieną dėl kažkokių priežasčių, prisirišę ir taip toliau. Atvirkščiai, jauni žmonės dabar net vengia šeimas kurti, taip kad jie yra pakankamai mobilus. Aš tą tik noriu pasakyti, čia jau jų apsisprendimas yra kurs ar nekurs, bet ten jeigu vienas arba jie dviese, bet net neplanuoja turėti vaikų, čia kita mano skaudi tema, kad statistika rodo, kad apie 40% jaunimo iš vis net neplanuoja turėti vaikų. Tai yra labai mobilus, jiems be pigų. Arba iš tikrųjų fiziškai persikelt, arba bent užsiregistruoti kitoj šalyje. Taip, ir šalis laukia tokių specialistų, kurie yra protingi, kurie išsilavinę, jaunimas moka puikiai anglų kalbą, jiems integracija nėra tokia sudėtinga, kaip kad lietuviams buvo integracija prieš 20 metų. Taip. Arba kurie net neatvyks, bet tiesiog užsiregistruos ir už nieką gaus tą šalis papildomų mokesčių. Čia sudėtingiau yra. Iš tikrųjų, jau šičia, jeigu jie neišvyks, tai pagal mūsų mokestinę sistemą tie neišvykusieji, bet esantis kitos šalies rezidentai, jie nepabėgs nuo mūsų mokesčių. Labai gerai. Visus pririškim, suriškim. Jo, jeigu mūsų mokesčių sistema sugebės tai sugaudyti, tai pagal mokestinę sistemą jie neturi galimybės pabėgti, jie turi išvykti. Turi išvykti ir tenai vartot, gyvent. Supratau. Kadangi jūs tikrai gerai įsigilinus ir teisėkūrą, mokestiniai pakeitimai, jeigu yra apsunkinantis, tai vis tiek turi būti laikotarpis išlaikytas, nuo kada jis įgalios. Pataisykite, jeigu klystu, bet man atrodo, lengvinantiems toks dalykas neveikia ir teoriškai bent jau kol kas mes Seimo rudens sesijoje galėtume taisyti tam tikrus mokestinius įstatymus. Jo, jeigu tu mažini mokesčius, tu gali juos mažinti net gruodžio 31 ir įsigalios nuo sausio 1. Net, man atrodo, aš dabar neatsimenu, bet tikrai pamenu, kad buvo toks atvejas, kad atgalinė data mažino mokesčius, metai prasidėjo ir taikymas prasideda metiniai pajamų deklaracijų ir taikome, sumažinam tarifą nuo metų pradžios. Tai šitą galima daryti. Taip, tai jūsų asociacija dabar irgi dalyvavo bent keliose svarstymuose, bent jau kad ir dėl to mūsų jau paminėto MMA, komitetuose su kažkokia argumentacija. Ar tikit, kad dar galima padaryti kažkokį pokytį, įtakot gerąją prasme? Aš šito vietu įtakot turiu galvoje, kad iš tikrųjų išaiškint pasiekmes, kad gali įvykti kažkas, kad Seimo rudens sesijomis galėtume priimti kiek protingesnius sprendimus.
Ne, galima priimti tik tai, jeigu valdžią pakeisit. Jeigu pakeisit komiteto sudėtį ir pakeisit socialinio apsaugos ir darbo ministerijos sudėtį, tada taip. Nes jinai rengia projektus, komitetas rimtų projektų neparengia, o ministerija irgi turi savo nuomonę, kuris sutampa su komitetu. Tai komitetas jau gavo mūsų labai argumentuotą paaiškinimą, dar smulkio ir vidutinio verslo taryba nukopijavo LBA raštą, irgi pateikė komitetų, tai komitetas iš karto atrašė, mes jau nagrinėjom, mes pasakėm, kad pasiūlymai geri, bet mes nusprendėm, kad jų netaikysim, nes tai palies tik 8 000 gyventojų, labai nedaug ir čia nėra čia ko dabar mums visą įstatymą perrašinėti. Jeigu jie suskaičiuotų, kiek iš vis yra dirbančių ir kiek yra mokančių mokesčius, tai galbūt šiek tiek, čia gal reikia tiek edukacijos, nes pas mus tiek viešasis. Aš neskaičiuoju viešojo sektoriaus, kad iš tikrųjų kaip jie moka mokesčius, taip, techniškai jie moka, bet realiai tie, kurie neuždirba, jeigu mes skaičiuotume apie tiek, kurie dirba ir uždirba, tas skaičius iš tikrųjų nebus toks jau didelis. Taip, jisai nesiekia milijono, maždaug, manau, kokie 800 000 faktiškai dirba. Iš 2 kapeikom milijonų gyventojų, tai... Taip, tai 8 000 žmonių imtis, 800, jo. Man atrodo, yra pakankamai didelės. Vat, kaip jūs minėjote, kad 8 000 palies, bent jau su MMA. Taip, 10%. Taip. Tai, atsiprašau, ne 1 procentas. Vis tiek tai yra pakankamai daug. Ir... Aš manau, net svarbu, jeigu palies ir 5 žmonės. Valstybė negali išleisti statymų, dėl kurių žmogui tampa gyventi blogai, tik dėl to, kad jis gyvena sąžiningai ir dirba taip, kaip jis gali dirbti. Yra daugybė situacijų, kai tu negali dirbti 8 valandų kasdieną, 5 darbo dienas per savaitę, nes tu turi ar senelius, ar tėvus slaugai, ar vaikai pas tave yra maži. Dabar įstatymas palikęs išimti, jeigu vaikui yra iki 3 metų, bet nuo 3 metų jis kas nebe vaikas, jau jo nereikia prižiūrėti, jisai gali būti ir sergantis, ir ligoniukas, taip jisai neturi negalios, jo nereikia slaugyti, nes yra ten išimtis. Bet vis tiek tu negali dirbti. Ir tai yra normalu, ta prasme, tai visai natūralu, kad vaikai serga šiais laikais. Visada sirgo ir greičiausiai tai bus. Tai yra vienas iš būdų gauti imunitetą. Taip. Pats turiu 3 vaikus, prisimenu, gali mažiau daugiau, bet vis tiek gali anksčiau, ankstesniam amžiui, gali vėlesniam amžiui, bet tai yra tiesiog turi per tą dalyką praeiti. Nu tai va, ir tu negali dirbti pilnu etatu, tu puikiai supranti ir tokie žmonės įsidarbina tose paprastuose darbuose. Kambarinė, valytoja, jeigu turiu laiko, tai ateisiu, ten patvarkysiu, neturiu laiko, vaikas serga ir netvarkysiu. Tai jie dabar tiesiog bus už borto. Už borto, nes jie laikomi, sukčiaujantis. Daiva, sakykit, kaip galvojat, ar pas mus per dažnai keičiami mokesčiai? Pas mus mokesčiai tokia tema, kurią visi nori judinti, vos tik ateina į valdžią. Daug kas pradeda pareiškimus, kaip ir konservatoriai, tie mes mokesčių nekeisim. Tai kokią mokesčių reformą jie pasiūlė, kuri neįvyko, bet ta prasme, visi pradeda tarytum nekeisim, bet pakeisim. Socialdemokratai lygiai tas pats sakė, liktai nekeisim mokesčių. Bent jau jų rinkiminiai kompanijai aš negirdėjau, kad jie planuoja padidinti individualios veiklos mokesčius nuo 15% iki 32%. Šito aš negirdėjau. Reklaminiai šitoj rinkimų kampanijoje nebuvo, bet vyriausybės programoje jau atsirado. Taip, tai atsirado. Tai pas mus žmonės, kai renka, jiems visiems pažadama, kad nieko nedarysim su mokesčiais, kažką tokio baisaus. Nes jie nieks jų nerinks. Taip, o kai ateina į valdžią, tada vienintelį būdą sugalvoja, kaip surinkti mokesčius, tai juos padidinti. Aš kadangi dar politikuojantis, tai nežinau, nenorėčiau užstoti socdemų, nes tai yra visiškai man netinkama ideologija, bet taip, kaip buvo suplanuotas biudžetas tais metais, kai įvyko valdžių pasikeitimas, aš be viso ko manau, kad socialdemokratai nelabai ir turėjo pasirinkimo. Ten tiesiog reikėjo papildomų pajamų, kitaip nebūtų buvę. Bet dabar papildomų pajamų nebus. Visiškai su jumis sutinku. Tai dėl to... Tai nebus, ta prasme, tu negali taikyti tos taisyklės, kad padidinu mokesčius ir bus daugiau pajamų. Taip. Tų pajamų nepadaugės. Mes matom, kas vyksta su akcizais. Padidino akcizą, akcizo liktai truputį surinko daugiau, bet PVM nesurinko. Ir rezultatas minusas. Su kuru yra bėda. O tai tada labai lengvai papolitikuokim. Tai pirmas dalykas, ar yra kažkur ekonominis pagrindimas šalia tų mokesčių keitimo variantų, pasiūlymų ir taip toliau?
Ar matote ekonominį pagrindimą bent jau arba prognozę, kaip tai gali įtakoti mokesčius? Prie visų tų skaičiavimų yra prognozės, tik tai tos prognozės yra labai tokios pozityvios. Matematinės. Padauginau iš padidinimo, surinksim. Tiek. Nedaroma prielaida, kad, pavyzdžiui, sumažės kiekis. Daroma prielaida, bet jinai tokia, niekada niekas negrįžta atgal, pas mus nėra teisėkūros mechanizmo, kuris pasakytų, patikriname, ar tavo prielaidos dėl šito įstatymo projekto, kai buvo teikiamas, ar jos pasitvirtino, kai įstatymas buvo priimtas. Ar tikrai jūs nemelavote ir ką padarome, kad ateityje tos prielaidos būtų teisingesnės. Nieko nėra. Visiškai nieko nėra. Prielaidos, pavyzdžiui, su šito papildomi mokesčiai nuo MMA, kai dirbi pas 2 darbdavius. Tai jie net neturi atskaitos taško. Jie žino tik tai, kad tai 8 000 gyventojų ir nežino jų pajamų struktūros. Jie nežino, kaip pasikeis pas tuos gyventojus pajamų struktūrą įvedus šitą papildomą mokestį. Kaip bus skaičiuojama, nuo darbo užmokesčio pajamų surinkom daugiau, bet gal tu nuo kitų pajamų nieko nebesurenki. Jie kaip neanalizuoja tos imties, nepadaryta nuotrauka tos žmonių grupės, kuriuos turėtų paliesti šitas pokytis ir po to, kaip tu gali vertinti, kaip pasikeitė. Nuotraukos nėra ką vertinti. Jūs ilgą laiką dirbate už šitą darbą, arba bent jau šitoj srity, pavadinkim, taip galbūt tikslingiau. Ar prisimenat kažkokį pavyzdį, kai politikai visgi pripažino klaidą ir atsuko mokesčius atgal? Dabar galvoju, gal su pelno mokesčiu, bet čia toks jau ilgas buvo periodas, kad jie suprastų, apie 20, gal 15 metų buvo pelno mokesčio lengvata, 5% lengvatinis tarifas tiem verslams, jeigu tu sukūrei mažiau nei 11 darbo vietų ir tavo pajamos nesiekė 300 000 eurų. Tai jeigu sukūrei daugiau nei 10 darbo vietų, tau buvo taikoma sankcija ir tu negalėjai taikyti lengvatinio pelno mokesčio tarifą. Tai pakeitė, jau 25 metais turiu pakeitimą. Džiugu, nes aš vis karts nuo karto ir savo laidose, ir viešai keliu tą klausimą. Man atrodo absoliučiai normalu ir politikui, ar politikams, paimti ir pasakyti, suklydome, atsiprašome, galvojame kaip ištaisyti. Tai, kad mes nematome savo klaidų arba bijome jas pripažinti, man tai yra irgi blogas ženklas. Aš manau, kad yra ir gyvenime, ir politikoje, ir visur kitur. Normalu, kad mes darom klaidas. Nedaro klaidų tas, kuris nieko nedaro. Čia irgi kaip ir tokia dogma. Bet jeigu darai, gali ir klysti. Ir tuomet reikia turėti drąsos tą pripažinti. Visiškai pabaigai, paskutinis gal klausimas. Teko skaityti, kad jūs tvirtinat, kad mažoji bendrija yra geriausia verslo valdymo forma arba... Taip. Ir tą patį galiu pakartoti. Tai norėjau ir klausti, ar vis dar toliau taip pačiai galvojat, nes vis tiek būtų gražu ir kažkokia rekomendacija. Suprantu, kad individualu, bet pagrįskit. Aš pasakysiu pliusus. Kokie pliusai yra geri. Jeigu tu dirbi UAB, pavyzdžiui, pats įsteigi UAB, tai būtinai tu turi jame dirbti pagal darbo sutartį. Būtinai pagal sutartį, ir jeigu dirbi pagal darbo sutartį, tau privalo būti darbų sauga apiforminta, kas mėnesį mokamas darbo užmokestis, kas mėnesį sodrai teikiamos ataskaitos, išsimokėjai algą, kas mėnesį mokė GPM. Jau toksai didelis galvos skausmas. Jeigu tu turi MB, tau nereikia įsidarbinti pagal darbo sutartį, tiesiog tu joje dirbi. Tau nereikia sodrai kas mėnesį teikti ataskaitų pagal tai, kiek tu pasiemi pajamų, pinigų iš įmonės pagal civilinę paslaugų sutartį. Tau nereikia GPM deklaracijos teikti kas mėnesį. Tu tai padarai metų gale. Apie visas išmokas vienu įpū. Tai iš tikrųjų, plus, kai tu dirbi pagal darbo sutartį, tai pirkiniai po darbo per savaitgalį jau vertinami kaip nedarbo, negerai. Jau kaip ir sakoma, kad negalėtum pirkti tam tikrų pirkinių, tam tikrų veiksmų įmonės vardu daryti, jeigu tu esi dirbantis pagal darbo sutartį. Su MB tu gali savaitgalį per šventes dirbti nuoširdžiai, kaip dirba verslininkai. Neskaičiuodami valandų, ištisom parom jisai dirba, nes jo tikslas yra negauti atlygį, bet kažkada uždirbti didelį pelną ir faktiškai jį išsimokėti. Tai tos išmokos, tos faktinės išmokos ir vyksta faktiškai pagal civilinę paslaugų sutartį. Kažkiek atlygio pasiema, bet kažkiek pasiema per dividendus. Tai vien dėl šito momento aš sakau, kad tai yra geresnė verslo forma. Dėl šito momento.
Yra tam tikrų minusų, bet mano nuomonė vis dėlto tai yra lietuviškas verslo variantas ir mane labai stebina, kai lietuvaitis fizinis asmuo turi verslą ir tai yra UABas, o tai kodėl tu Bet buvogi bandymų ir dabar vyksta pasiūlymų naikintos pačios mažasis bendrijas, paliekant gal dar mažiau verslo formos rūšių. Jo, čia yra, čia toks jau, kaip čia mūsų valdžia priprato, kad žmonės verslus, kad jie greitai įsteigia įmonę ir jau jiems visai nėra jokio, kaip čia noro, kad daugiau būtų tų verslų. Kai buvo nepriklausomybės pradžio 90-93 metai, tų verslų buvo labai nedaug. Ir jeigu jie įsisteigdavo, jie veikdavo nelegaliai ir niekas jų per daug netrumpindavo, nes džiaugdavosi, kad mums reikia ekonomikoje, kad kažkas suktųsi, nes iš viso tarybinės tos gamyklos beveik nieko neuždirbo, jie į minusą. Tai dabar žmonės yra verslus, moka mokesčius, bet valdžiai nepatinka tas verslumas. Jie nori juos sukišti visus į darbo santykius. Kas galbūt nėra gerai, tikiuosi vis tiek, kad tiek žmonės labiau edukuosis, tiek Seimo nariai turės kažkokią tiek galbūt verslo patirtį, tiek galbūt ekonominius išsilavinimus, nes ekonomika tai vis tiek pakankamai svarbus dalykas. Jeigu nesukris pas mus pinigai į biudžetą, neturėsime iš ko finansuoti skirtingas gyvenimo sritis. Ačiū Jums, Daiva, kad sutikote ateiti šiandien. Primenu, kad svečiuose turėjom Daivą Čibirienę, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentę. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū, kad žiūrėjote. Kviečiu komentuoti, spausti laiką, prenumeruoti kanalą. Atsisveikinu. Iki kitų kartų.